buvo sukoncentruota George Street. George Street ir iki šiandien yra išskirtinė, nors jau labai pasikeitusi. Daugiausia čia yra komercinė šiandieną gatvė, bet jau pirmuose aukštuose nemažai komercinių. Yra tokių centrų atsidarę, kai kur vietoj banko atsidarė šiandieną viešbučiai, na ir panašiai, restoranai ir taip toliau. Keičiasi laikai, keičiasi funkcijos, bet pastatai čia yra saugomi ir pritaikomi tiesiog naujam gyvenimo ritmui ir reikalavimui. Nenustebkite, daug kur yra Edinburge, o ir aplamai Škotijoje, netgi bažnyčios paverčiamos visai ne tuo, kaip mes įsivaizduotume. Tai gali būti viešbutis, gali būti baras, gali būti restoranas, gali būti netgi privačiai privatizuotas būstas įrengtas pagal poreikį. Bet svarbiausia, kad jis išlieka bendrame kontekste, kuris yra ir miesto vaizdo dalis. Štai kokia George Street ir čia matome dalinai jau senamiesčio bokštus belindančius. Čia pat mes matome įspūdingus pastatus, kur buvo savo laiku įsikūrę ir mokslo akademija. Vienas iš restoranų Vidaum, labai įspūdingos salės, tokios, kurias mes tikrai turbūt tik tai filmuose matome, Lietuvoje net ir neturime tokio dydžio. Na ir aišku, vėlgi privažiavome vieną iš parkų, kuris vadinasi St. Andrews parkas. St. Andrews tai yra šventasis globėjas Škotijos, kaip ir daugelio kitų šalių globėjas. Na ir jo vardu pavadinta viena iš centrinių aikščių.